studijos patiko dėl to, kad galiu realizuoti savo matematinių skaičiavimų pusę. Mechanikos inžinerija iš principo yra apie judesį. Vienintelis yra tinkamas žodis judesys. Viskas, kas juda, apie tai yra mechanika. Tiesiog tai yra didelis skaičiavimų krūvis, kuris yra vienu metu ir įdomus, ir sudėtingas. Gal galima sakyti, šiai dienai visi galvoja, kad tai yra apie automobilius, kas, sakyčiau, yra labai toli nuo realybės. Mes galime dirbti su viskuo, kas turi judesį. Bet kuris transporto priemonė, bet kurios staklės, bet kurie instrumentai. Ir turbūt dar daugiau tų specialybių galima ieškoti ir bandyti pritempti prie galimų. Studijų programa, manau, kad yra skirta žmogui nebijančiam rizikuoti, norinčiom kažką sukurti ir manau, kuris besidomi technologijomis. Kažkada renginiai labai visi nustebę buvo ir įdomiai reagavo, kai pasakai, kad aš studijuoju muzikos magistrą, ruošiuos būti profesionalus atlikėjas. Ir kaip čia muzika, mechanika ir tai neatsiejama. Tai tiek muzika be mechanikos neskambėtų, žiūrint į mano ypač instrumentą, kur mechaniko turbūt darbo daugiau negu muzikanto, kad jį sukurt. Ir iš kitos pusės, kokia prasme turėti mechaniką ir kurti kažkokius robotus, jeigu mes negalim per ją sukurti muzikos ir meno.